džiaugiuosi ir didžiuosi galėdama pristatyti Karoliną Mėginytę. Karolina perklausydama vieną lietuvių autorių, pasakysiu, tokia jauna ir jų parašė knygą. Tai kaip tu jautiesi? Atsiprašau, aš iškart skubu replikuoti, reiškia, čia tiek daug žmonių susirinkę, o jūs čia parašius, kad pirmas susitikimas, kai nusiperki nemokamas. Tai kadangi daug norinčių, tai aš, reiškia, iš karto prie jūsų. Jeigu galima gerai, aš noriu to pirmo susitikimo. Esu įpareigotas ne vieno Europos šalių kolegos, reiškia, pasidomėti, kasgi yra ta, reiškia, Karolina Mėginytė iš tokios šaltos nežinomos šalies, kadangi faktinai pirma pasaulyje išleido, reiškia, knygą apie renginius ir tikrai nustebino ir čia man užklausos eina iš visos Europos ir iš Italijos ir iš Didžiosios Britanijos, atleiskit, ir net iš Trinidado ir Tobago skambino kolega, sako, nesuprantu, reiškia, kaip taip gali atsitikti. Tai jūs gal trumpai papasakokit, kas jūs tokia? Idėjų generatorė. Kadangi tų idėjų yra labai daug ir atrodo, kad net iš mažiausių smulkmenų kartais gimsta pačios neįtikėčiausios idėjos, bet tie, kurie yra energingi, turi daug tos energijos, kuri liejasi per kraštus ir nori kažką daryti patys, ir ypatingai tie, kurie kartais mėgsta stovėdami šalia scenos, sakyti, va, aš tai padaryčiau geriau, čia man kažkas nepatiko, čia kažkas nepatiko, į šitą klausimą visą laiką yra atsakymas. Tai imk, pasipuošk, pasiruošk ir lipk į sceną. Ir tikrai galbūt ir geriau padarysi. Tai va, tokiems turbūt vertėtų pasiskaityti šitą knygą. Tai žodžiu, jūs nedviprasmiškai teigiate, kad šita knyga jau yra geros šventės garantas. Tai tada taip konkrečiau pasikalbėkim, tarkim, va, pavyzdžiui, jūs rašot, kvietimai yra labai svarbu, ar ne? Nu, aš nežinau, tai ar neužtenka pasimti telefoną, išsiuntinėjai SMS, reiškia tuos messages, kad atvaryk ten ir ten, atsineš butelį ir ta prasme. Tai gal tada be manęs ta šventė ir apseis. Bet kai matai, kad kvietimas yra, na, pagamintas, vadinkim taip, iš širdies ir tikrai dedikuotas ir tau, ir tas užrašymas, ir kažkoks galbūt šriftas, ir pačio kvietimo apipavidalinimas, o galų gale pačio kvietimo įteikimas kitą kartą gali būti, na, kaip jau toks ženklas, kad tikrai šventė yra rimta, ten nebus šiaip kažkoks pasisėdėjimas prie stalelio. Na, iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu atidarai duris ir įteikia tau, pavyzdžiui, visiškai nuoga kokią tai gražuolę kvietimą į striptizų klubą. Aš tik tai fantazuoju, kad pasiteisintų švediško stalo variantas, stalas iš tiesų turi būti pagamintas Švedijoje. Reikia, kaip organizatoriai siūlot, ką daryti. Ar geriau vis dėlto yra švediškas stalas, kai kiekvienas prieina, reiškia, prisideda tų mišrainių, kokių nori. Ar vis dėlto yra, reiškia, susodinta, pavyzdžiui, forma, kaip tradiciškai lietuviai mėgsta? Na, manau, kad vis dėlto, jeigu šventė yra tokia, kur laukia puikiai programa, bus daug judesio, reikės pajudėti, pašokti ar pažaisti kažkokį žaidimą, tai vis dėlto geriau daryti tą švedišką stalą, kai visi gali vaikščioti, vis dėlto jaučiasi šiek tiek laisviau, nėra įpareigoti kažkokių tai prabangių staltiesių ir daugybės įrankių, kai nežinai, ką imti ir kuris čia kam skirtas. Pasitelkdama visus tos scenarijus, kvietimus, siuntimus, biudžeto organizavimus, svečių atrinkimą, reiškia, pagal skonį. Tie, kurie, kaip jau minėjau, galbūt tų idėjų turi mažiau, tai jie galės nuo pradžios iki galo pasivadovauti šitą knygą. Kam galbūt trūksta tik tai kažkokių tai smulkmenų savo sukurtom šventėm, galbūt irgi pasinaudos. Na, o kam tiesiog norėsis ją pavartyti, manau, kad nėra puikiai iliustruota ir vien jau nuo tų iliustracijų tikrai pakils nuotaiką. O dabar pasibučiuokim ir taip ir baigim.